Labas vakaras tikriems Lietuvos gynėjams. Nebereikalo sakau, kad tikriems Lietuvos gynėjams. Ne tiem, kurie pamiršo, kokia yra vėliava nuosava. Niekas nepamiršo, kokia mūsų vėliava. Tikrai gynėjai tikrai nėra celofano pusėje. To, kuris sako, kad mūsų kariuomenė neaišku ar gins Lietuvą ir dar kažką ir tiesiog melą po melo skleidžia. Tai vėlgi, pradedam nuo visiškos demagogijos ir melo, nes nepamiršo, kokia yra Lietuvos vėliava. Tai, kad tu turi Ukrainos vėliavą ir rodai solidarumą, kai Ukraina realiai naikina Rusiją po truputį. At this point jie naikina tiesiog Rusiją ir bet kokius ten šansus, kai kažkada bus normali valstybė ten ar atsigaus kažkada. Tai jo, mes aišku remiam ir palaikom Ukrainą, tai nereiškia, kad kažkas pamiršo, kokia yra Lietuvos vėliava. Tai yra visiškas nelogiškas kliedesys, bet iš celofano nieko kito ir nesitikėčiau. Kad jinai ne dvispalvė, kad trispalvė. Kai kalbėjo ten Svaras ir panašiai, ten tada, kai čia prisidirbo, tipo, jie neprisidirbo nieko, kad gali būti išdavikų, tai ruošiasi dabar jau ką reikės daryti, nes jo, jeigu bus kažkokia diena X, jie tikrai ne Lietuvos pusėje stovės. Jie sako, Lietuvos tikrieji patriotai, jie jau dabar atskiria, tai bus jie prieš mus, tipo. Jie prieš. Tai literaliai jie ir bus ta penkta kolona išdavikai, kurie šaudys į nugaras, kur ką ir sakė. Aš nežinau net kaip kitaip interpretuoti šitą tekstą. Jis iš karto kažkokius įvardėjo paslaptingus, tikruosius Lietuvos patriotus. Mes aišku visi suprantam. Nu, jie nekalba apie, kaip čia, konservatorius, apie Kasčiūną, jie aišku kalba apie tos kitus, o tie kiti, išdavikai, tai jo, tai prieš ką jūs kovosit? Tai prieš lietuvius, aš nežinau, urodai, actually urodai, nes jeigu jūs žadat dieną X prieš rusus kovot, tai gerai, nebūt net problemos, jo, jungiatės ir su visais, bet ne, jiems diena yra X ne prieš rusus kovot. Ne, diena X jiems yra, kai jie turės prieš lietuvius kovoti. Teko girdėti komentarų, kad net iš šaudyklos ateina, sako, oi, bus diena X, tai aš ten turiu ką veikti. Iš esmės... Beje, niekas neturėtų rimtai priimti komentarų, man rašinėja komentarą. Kai pagrindimas yra gaunu komentarą arba man rašinėja. Čia nėra argumentas. Visų pirma, parodė, kas rašinėjo, ar čia tikras profilis ir ką parašė. Visų antra, tavo botai, ar po Žemaitaičio postais botai, ar jūsų fanai rašinėja lygiai tokius pačius kliedesius į visas pusės. Ar čia yra kažkokia oficiali Lietuvos pozicija ar dar kažką, tu čia nieko nereiškia šitie žodžiai, nes tu taip gali pagrįsti literaliai bet kokią poziciją. Aš esu gavęs komentarą, kad celofano motina yra kurva prasipisus, prasigėrus. Tai mums reikia... Ir tada, iš kur komentarą, aš dabar neprisimenu, neišsaugau screenshoto, kažkas man rašė. Čia nėra pagrindimas, čia yra kliedesys. Tai kai čia pasakoja, kad kažkokius komentarus tokius gavė, visų pirma parodyk, kuris žmogus ar tau grasino, kreipkis į teisėsaugą, tada kažką daryk. Čia yra, man atrodo, viskas kliedesiai, o jeigu kažkas įrašė, tai jo, lygiai tokie patys neadekvatų žmonės, kaip ten, sakau, pas jos komentarus paskaitysi, kas antras toks bus. Pirmas komentaras galim paskaityti, nežinau, Lietuvos nacija ginkluoti iki dantų, bet realiai gali tik grasinti susidorojimų beginkliams. To atsidarys antras frontas Irane, nevažiavo į Ukrainą, nevažiuos nei į Iraną. Mūsų daug jėga. Pagarba Antanui apginant Lietuvos tautą nuo fašistuojančias pasiskelbusių viešai žudikų, klaustukas, šizofrenikai. Tai yra pročiškai neįgalų šizofrenikai. Tai jo, jie atspindi kažkokią tavo nuomonę, bet tu net neparodęs komentarų gali čia teikti apie kažkokias pozicijas Lietuvos patriotų. Velnes. Valymas, ką ir teigia. Ką ir teigia Kasčiūnas, ką ir teigia Jasiukevičius, ką ir teigia Algis Ramanauskas. Ir vardina, prieš ką jis eis kovoti. Ragina ir prieš ką ragina žmonės kovoti, jo, jis išdavikas, jis tiem žmonėm ir šaudys į nugaras. Jeigu dabar aišku, celofanas nešaudys ir nieko jie nedarys, nes jie yra silpni, bejėgiai lochai. Aišku, jie nieko nedarys. Čia celofanas japina, jisai kūrė, provokuoja tą tokį turinį, provokacinį kūrė. Čia yra šių laikų vatinis influenceris tiesiog. Ir viskas. Jie nieko nedarys, aš net abejočiau, kai jie iš vis kažką ever padarytų. Bet ką jis dabar reklamuoja, tai realiai šaudyti nugarą šitiem žmonėm, kuriuos išvardino. Ramanauskas, kad daug tokių veikėjų, kurie teigia. Ir žinot, kas įdomiausia? Ogi šiandien atsiuntė įrašą, kaip Dominykas Kubilius jau užduoda klausimą, oi, tai kada čia kas kad deklaravo, tai kada čia mesgi čia jūsų nieks nešaudys, jums niekas nieko nedarys. Klausyk, tu Kubiliau,
Ta prasme, tu prisipažinai, kad jeigu jūs šaudysit į nugarą žmonėm, kuriuos išvardinai, tai jo, tave ne į nugarą, tave į priekį ir šaudys. Tu tada jau esi išdavikas Lietuvos. Nes ką tu dabar pasakoji, tai kaip išduoti Lietuvą. Kaip išduoti už Lietuvą kovojančių žmonės, jeigu ateitų diena X, tai yra rusai užpultų. Nes ką tu įvardinai, to žmonės, kurie literaliai eitų kovoti už Lietuvą, seniuk. Ir tu sakai, kad tu prieš juos kovotum, nu tai tu... Aš nežinau, jie visi bepročiai. Pasikalbėk su savo tais fašistikais visais, kurie ten yra. Ir išgirsi, ką aš šneka, ką tu įrašą nežiūri. O jeigu tu nežiūri, mes pradėsim viešinti visus šitus veikėjus, visus šitus pravai sektor palaikytojus ir visus šitus fašistuojančius idiotus, kurie nori žudyti kitus lietuvius. O kur jūs... O tai ką tu tada pasakai dabar? Tu nenori žudyti kitų lietuvių? Dabar tu pagrindi, kad jie taigi tau grasina, bet tada tu nori žudyti kitus lietuvius. Tai pala, kom skiries dabar tavo pareiškimai nuo jų? Jeigu pagal tave jie nori žudyti kitus lietuvius, bet tu irgi dabar nori žudyti kitus lietuvius. Kom skiriasi? Dabar, aišku, tiek pagal įstatymą, tiek pagal sakinius pasakytus, jie kalbėjo apie nelojalius žmonės, kurie literaliai Lietuvą išduotų. O tu kalbi, kad tu būtum tas išdavikas. Tai jo, tu... Čia net paprasta loginė seka, bet jie per tūp yra net, kad suprasta. Nes, nu, jo visi fanai ten 60 IQ zombiai, jie net nesugeba suprasti, kad Selfanas net pats parodo, kad jis yra tas išdavikas. Jis tą ir darytų, jis ir nusipelnytų to, kuo kaltina ten Jasiukevičių, ne Jasiukevičių, tuos Kasčiūną su šituo Svaru kalbant. Nes jie kalbėjo apie išdavikus Lietuvos. Jeigu karo atveju eitų savus į nugarą šaudyti, jo, Selfanas dabar tai ir advokatuoja. Tam ir prisirašo iš karto. Neįtikėtina yra. Jeigu jūs galvojate ant Šaulių sąjungoje, kad iš jūsų nenuteka informacija, tai jūs labai klystat. Jūs žiauriai klystat, jeigu galvojate. Jis Šauliam grasina! Jis grasina Šauliam dabar. Kad jis turi sąrašus ir ateis, žino, kur jie gyvena, kas tai yra. Aš nežinau, kur gyvena. Jis grasina Šauliams. Seniau, kodėl tai nėra nusikaltimas? Kodėl tai, ką jis čia daro, nėra nusikaltimas? Pasakykit man, kodėl tai nėra nusikaltimas? Kokie įstatymai būtų, bet kokioje veikiančioje demokratijoje, kuri gali apsiginti, tai turi būti nusikaltimas. Tu to neturi galėti daryti. Viešai skatinti, labai akivaizdžiai, net melais, juodinti ir mūsų šaulius ir tada burti žmonės, kad jie ginkluotųsi ir mokytųsi šaudyti, kad atėjus dienai X, jisai tos šiaulius ir Lietuvos žmonės prieš juos kovos. Aš nesuprantu. Galvojat, kad nenuteka informacija. Turiu aš tos visus sąrašus, žinom net, kas sudarinėjo tos sąrašus. Ir jeigu kažkoks Jasiukevičius galvoja, kad jis gali pats nesulaukti svečių, jeigu Jasiukevičius ar Šauliai galvoja, kad jam guminio... Jo, grasina Jasiukevičiui dabar, Bybio neįmes kažkas į namus, kaip jau buvo istorija. Tai palaukit, dar čia tai tik tai nusimato. Ir aš dar sėki sakau, mes tikrai nelauksim ir tikrai įlėksim pas jūs pirmi. Ai, tai jie net nelauks. Ne tai, kad tipo, tu pamatysi, kaip kad ir kalbėjo, kad kai lietuvis koks nors išduoda šalį, jis tampa kolaborantų, išduoda šalį, tada kaip ir jie kalbėjo, tada jo, tu turės kovoti ir prieš jį, kauti jį. Jie tai ne. Jie net nelauks viso šito. Jie jau nusprendė, kad tie žmonės yra išdavikai. Ir jie tiesiog jo ateis preemptive straikus duoti. Tai neįtikėtina. Čia gerai. Ar čia neperžengia tada kurstimo smurtui dabar jau? Nes bet koks, I guess, iš jo žiūrovas gali nuspręsti, kad dabar jau per vėlų. Dabar jau reikia veikti. Nes jis grinai net įvardė žmonės, kuriuos eiti užmušt, blėt. What the fuck? Kaip tai galima? Kaip taip galima? Aš nežinau. Tai bus kažkokia situacija, jūs važiuosite į dalinį, mes jau būsim pas jūs namuose. Ir tikrai mes tą padarysim. Atėjo laikas mums apsiginti nuo jūsų. Prokuratūra nieko nedaro, policija nieko nedaro, niekas absoliučiai nedaro. Kaip mums kitaip apsiginti? Vienybė. Mes... Apsiginti nuo ko? Tai nuo įsivaizduojamų žodžių skirtų jiems. Nes niekas apie juos nekalbėjo. Kalbėjo apie literalius išdavikus, kurie, šaudytų į nugaras Lietuvos kariams. Tada Selfanas ateina. Aš esu tas išdavikas ir aš šaudysiu savus į nugarą, žinai. Tai, kadangi jūs pasakėt, kad tokius kaip aš šaudysit, tada aš ateisiu pirmas jūs sušaudysiu. Tipo,
neįtikėtina. Nu, neįtikėtina protinė negalė. Tai visų pirma, prisipažino, kad čia apie jį kalbėjo, kai kalbėjo apie išdavikus. Ir dabar jisai grasina tiem žmonėm, kad aš pirmas ateisiu. Tai tu... Aš neturiu suvokimo, kaip tai yra galima visų pirma pagal įstatymus. Ir tada kas juos puola, nes nieks jų nepuolė. Jie patys prisėmė savo, kad čia jie yra tie išdavikai, aš nesuprantu. Bet jo, kaip tai leistina Lietuvoje, aš tikrai neturiu protinių galių suvokti, kaip tai galima.